Sveiki. Šiandien norėčiau Jums pristatyti būtent tos naujos versijos bankų importo dalį. Bankų importas naujoje versijoje pasileis per finansų meniu pasirinkus bankų importo modulį. Iš tikrųjų, tai jau ne pirmas būtent tos banko importas, šis turi keletą esminių patobulinimų. Vienas iš jų tai ir pajamų ir išlaidų dokumentus ir bankų pavedimus galima importuoti vienu mygtuku per vieną XML failo importą. Antras, galima tą patį failą importuoti daug kartų arba galima importuotis kelių dienų pavedimus, o paskui viso mėnesio pavedimus ir tai bus visiškai normalu. Taip pat automatiškai sudengia tiek pajamų, tiek išlaidų dokumentus, taip pat susiranda išlaidų, kurie buvo daryti išlaidų pavedimai, jiems suranda dokumentus ir pagal juos sudengia, susieja banko pavedimus su jau suvestais būtent toje dokumentais. Truputį apžvelkime, iš ko sudarytas tas naujasis bankų importo langas. Kaip matote, čia yra jūsų įmonės turimos sąskaitos ir tų sąskaitų duomenys yra gauti išrašo duomenys atvaizduojami lange, taip pat duomenys yra skaidomi pagal gavimo metus ir atitinkamai mėnesius. Pagrindinėme sąraše yra matoma dokumento, koks tai yra dokumento tipas pajamų ar išlaidų, pačio pavedimo data įvykdymo banke, numeris, suma, kokia valiuta yra. Šiuo metu pirmoje versijoje importuoti galima tik tai eurų valiutą, koks klientas buvo nurodytas banko išraše, koks atitinkamai klientas yra surastas ir susietas būtent toje, koks yra įrašo turinys ir kokia yra įrašo būsena. Jų gali būti ne viena, kaip matot, nuo veiklos priklausys, kokią būseną įrašas įgaus. Taip pat su tuo įrašu yra susiję ir daugiau informacijos, tai yra su kokiais finansiniais įrašais, matosi, čia yra susijęs šitas banko pavedimas, taip pat su kokiais dokumentais yra jisai susijęs, tai yra kokie dokumentai su šiuo bankiniu išrašu yra dengti. Arba galima susijęti šitą dengimą su tuo bankiniu išrašu. Tai pagrindinis šitas yra du mygtukai. Vienas mygtukas yra pačios darbas su pačia byla ir bylos importu, tai yra, kad pasirenkate bylą, kokią jūs norite importuoti, pasirenkate kokiais būdais, ar norėsite, kad parodytų bylos duomenys, ar norėsite, kad importas baigtųsi po to, kai bus susijęti banko ir būtent tos klientai ir automatiškai nedengtų jūsų kliento, ir ar norite, kad klientus rūšiuotų pagal dokumento dengimo terminą ar pagal dokumento datą. Taigi mygtukas importuoti šitą dalyką paleis, mygtukas pašalinti importuotus išrašus iš sistemos pašalins pačius dokumentus, importuotus dokumentus už tą laikotarpį. Toliau kiekvieną dokumentą galim persižiūrėti, ką jisai automatiškai suimportavus matysis. Kaip matot, su kokiais dokumentais šis dokumentas yra dengtas, tam yra skirtas išrašo dokumentai mygtukas. Jisai parodo jau detaliai, kokiu būdu ir kaip tas išrašas yra papuolęs į būtent to sistemą. Tai yra visa detali banko informacija, data, numeris, koks tipas, koks klientas buvo gautas banke, jo kodas, visa maksimali informacija yra.
kad šitą dokumentą susijęti su atskiriu dokumentu yra paieška klientų duomenų bazėje ir lygiai taip pat galėsite ieškoti, sakykime, pagal atitinkamą dokumento numerį ar ką pačioje dokumentų bazėje esančiųjų būtent toje. Čia šiuo metu yra rodomi tik tai dokumentai turintys skolą, kad būtų greitesnė ir patogesnė paieška. Kaip matote, apačioj jau yra visi šio pasirinkto kliento dokumentai, kuriuos reikia apmokėti arba kurie jau yra turėję apmokėjimą šitoj vietoj, taigi galima juos bus įrašyti iš naujo, galima pašalinti šitą paskirstimą, galima paprašyti, kad automatiškai parinktų paskirstimą, tai šitą, sakykime, ir atlikim, pašalinom paskirstimą, sistema automatiškai parodė, kad vėl nori parinkti šitą paskirstimą, jeigu mums netinka, sakykime, pagal šitą dokumento numerį, aš galiu susirasti dokumentą ir jį paprašyti, kad padengtų. Okay. Taip, šitas tada įrašoma suma, galiu, kadangi yra neparinkta sąskaita, pasižiūrėti per nustatymus, ar noriu nusistatyti kažkokių papildomų nustatymų ar ne. Tada, kad parinktų man balansinę sąskaitą, šiuo metu parinko kaip avansinė, nes nėra jokio padengto ir tada įrašau aš šitą apmokėjimą. Visas veiksmas įvyksta, įsirašo finansinė operacija, kadangi rado dokumentą, pagal kurį dengti ir pagavo balansinę sąskaitą, pagal kurią dengia. Taip pat yra susietas banko sąskaita su balansinė sąskaita ir dokumentą, kurį dengia. Taip pat, jeigu pasižiūrėsime kitą dokumentą, kuris pavedimas buvo gautas didesnis negu yra dokumentų suma, tai padarė visus dengimus, taip pat liko dar ir avansinė suma, kuri papuolė į avansinę sąskaitą ir susiformavo, kaip matot, įrašas avansų finansinis įrašas. Pagrindiniai tokie yra finansų importo iš banko funkcionalumai, taip pat finansų importas susieja dokumentus su jau padarytais mokėjimo pavedimais ir išveda būseną, kuri atitinka, kaip pasakyti, jeigu dokumentas buvo padarytas, yra nurodyta dokumento išsiuntimo data, tai yra parašytas, koks yra gautas, kad tai yra dokumentas importuotas iš banko ir jis yra pilnai padengtas apyvartos dokumentais. Arba gautas šitas dokumentas, irgi matom, kad yra netgi įrašytas banke, gautas importas iš banko, jis nebuvo siųstas į banką iš mūsų būtent tos sistemos. Lygiai taip pat gauti dokumentai, tai čia jau yra pajamų dokumentai, kurie yra gauti, kur klientai pervedė jum lėšas už įvairias operacijas. Taigi, bendras bankų importo pristatymas būtų toksai. Sekančiose video susipažinsim, kaip vykdyti patį importą, kaip pasirinkti dokumentus ir ką reiškia kiekvienas iš šitų nustatymų. Taip pat detaliai aiškinsimės, kaip vykdyti bankų
pavedimus, kaip vykdyti įvairius nustatymus, kaip šalinti importuotus pavedimus ir juos susijęti su kitais dokumentais. Gražios dienos ir susitiksime kitose video.